tai va, tai, jo, čia yra taip vadinamoji lankinė akinė segė. Jos kojelė, limuo. Šitą klentą šitą turėjo būti tokia skersinė, toks kaip, nu, lankinė dėl to, kad kaip lanką primena, tokia va skersinė. Tai aišku, nulūžė. Jo, kaip arbaletas, jau visiškai taip, tai va, tai tokia ir datavimas, o šitoj vietoj buvo užsegama saga, adata nulūžus, vat, matot, užkabinimas, jo, šitą kartą, taip. Jos čia nėra, aišku, į armenį, kadangi nelabai giliai buvo, tai va, tai šitą kartą, tai taip. Labai klasikiniai ir labai jie gerai tie papuošalai datuojami ir taisyklėje randami tik tai vakarų Lietuvoje. Rytų Lietuvoje tokių mes nerasim. Čia vakarų Lietuvoje Prūsijoje tokios akinės segės. Ir šiaip turėtų būti priklausyti. Ten irgi kažkokį gal gali. Taip. Romus Cistercijus, 2 amžius. Dėdavosi ant krūtinės, palaidojimas, būdavo jų nemėdė. Petras gali labiau papasakoti apie tokį dalyką. Žiūrėk, kaip pakeitė istoriją. Katras. Tai dabar tu radai? Taip, o dabar. Kapinynas gali būti? Gali būti čia. Nes jie sakė nesimėtė, va, sakė Petras, dėdavo ant krūtinės palaidojimuose. Cistercijus. O, Cistercijus, jo. Taip. Nors kartais būna ir gyvenvietėse rasta jo. Aha, nu, kuris tas žvejojat. Popierinius medalius tau garantuotas. Šiandien vakarė piešių, spalvotai pamatė. Jo, Romas nuėta. Jo? Taip, tikrai. Tai nors dabar su policija ten šitą kartą. Tai tu palauk, dabar išeini, nuimk dabar koordinates to. Nu tai reikia parodyti jiem. Nuotrauką padaryti. Dėl sviedinio.